Oda. Truputį stiprokas kamuolys, bet galima žaisti toliau. Ar bus perdavimas. Dabar štai toks klausimas. Oda prieš Skurdelį ir atlieka perdavimą. Vieną varžovą perkelė, tačiau antrasis. Diavara. Link Simono Urbio, bet ten Aidas Rybelis. Pirmas prie kamulio ir išmuša jį. Čia Diavara labai gerai sužaidžia. Ir vėl Aidas Rybelis. Buvo Aurimo Skurdelio sprendimas, nors Neptūno ataka tęsiasi. Šulcas prieš jį Dombrauskis, bet Konstantinas Šulcas demonstruoja tą, ką aš ir sakiau. Ir dabar vartininkas Emilis Urbanas gelbsti savo komandos vartus. Labai geras perdavimas ir smūgis neblogas. Sakiau, dar žaisdamas Telšiuose, Konstantinas Šulcas tokiais veiksmais įsiminė. Dabar jau Simono Urbio perdavimas. Rybelis išmuša kamuolį. Ir koks įvartis, Na, puikus Hamedas Diavara. Iš oro ir čia jau kokį šuolį be pademonstruoto Emilis Urbanas. Jis buvo bejėgis. Na, fantastiškas epizodas, gal sakyčiau fantastiška Neptūno atkarpa šios atakos metu prieš Banevičius. Dombrauskis link Kokeda Keliauskas. Ataka tęsiasi, Kipras Keliauskas su kamuoliu. Perdavimas nuošalė, nors ir Jėgomas Dombrauskis ten pasaugoja komandos draugą. Ir Jonavos ataka tęsiasi, Kipras Keliauskas Nikui Benevičiui. Kabošius, ar bus smūgis? Smūgis yra, bet tiesiai į Danielių Bukelį. Rocijas, vėl laiku, vėl vietoj. Kokioda. Dabar jau bando jis pabėgti nuo varžovų. Hamedas Diavara, Kokiodo prie baudos aikštelės. Perdavimas ir labai geras reidas. Stotų. Jau turbūt kitos gerosios savybės atidundžia dabar vienu lietimu, bet kiek per toli. Kokioda pasiekė vis tiek kamulio. Smūgis ir tas pats atidundžia. Bet Aurimas Skurdelis dar kartą siunčia kamulį link Nikitos Bondarevo. Ir ten štai tokia dvikova. Ne pačių aukščiausių, ne pačių galingiausių. Koks smūgis, kurį atlieka Vadimas Šulžiskiai. Labai gražus epizodas ir vėl nedaug trūko. Nuostabus Hameno Diavaro smūgis buvo tas momentas, kuris lėmė, kad Klaipėdos Neptūnas